Sveiki atvykę mūsų naują tinklalaidės epizodą, skirtą nuoširdiems pokalbiams apie neuroįvairovę, įtraukti ir gyvenimą su iššūkiais. Šiandien mūsų svečias menininkė ir dailės terapeutė Vaida Virbalaitė, kurios darbas jungia meną ir terapiją. Vaida jau 4 metus dirba su autistiškais vaikais, taip pat ji dirba ir su jaunimu, ir suaugusiais. Jos kelionė nuo asmeninių atradimų iki praktinių sprendimų formuoja ne tik jos pačios gyvenimą, bet ir visos bendruomenės požiūrį į dailės terapiją. Taigi, labas, Vaida. Labas, Asta. Smagu tave matyti. Man irgi labai džiaugiuosi, kad sutikai šiandien su manimi pasikalbėti. Tai noriu šiek tiek taip paklausti, nežinau, čia provokuojantis klausimas ar ne, tai kaip vis dėlto labiau esi menininkė ar dailės terapeutė? Paskutiniu metu norėčiau ir vienaip ir kitaip prisistatinėti priklausomai nuo situacijos, kurioje būnu. Kita vertus, dar dažniau aš save tiesiog pristatau kaip žmogų, kuris yra jautrus grožiui, menui ir kūrybai ir turi tam tikrų kompetencijų dirbti terapinėme procese su žmonėm, kuriem reikia vienos ar kitos pagalbos. Tai atskirti šitų savo funkcijų tikrai negalėčiau ir net nenorėčiau, nes vienas be kito tikriausiai niekaip. Tai kas tave asmeniškai įkvepia kurti bei padėti kitiems? Pats gyvenimas tikriausiai įkvepia. Aš pati save įkvepiu. Kartais pagalvoju, kaip aš atsidūriau šitokiame taške, kad tenka dirbti su žmonėm. Niekada gyvenime negalvojau, kad būsiu dailės terapeutė. Net neįsivaizdavau, kad egzistuoja tokia profesija. Mano tikslas buvo kurti grožį ir meną ir tiek žinių, bet greičiausiai tos tokios asmeninės savybės, tas pakankamai didelis jautrumas aplinkai, tai kas vyksta šalia, kas vyksta viduje, matymas savo tokių vidinių dalykų, tyrinėjimas resursų, tyrinėjimas kažkokių aplinkoje esančių deficitų, tiesiog bandymas apibendrinti to, kas vyksta gyvenime aplink. Ir pastūmė kiekvieną dieną ieškoti to įkvėpimo, bandyti viską suvesti į vieną tašką, bandyti susidėlioti kažkokius prioritetus ir tame kontekste ateiti iki kitų žmonių su savo žiniomis, su savo matymu, su savo tokiu vidiniu gerumu. Aš išties mėgstu sakyti, kad šiuo metu esu įdarbinusi savo gerumą. Ir ačiū Dievui, kad jisai man padeda netgi ir finansiškai klestėti, nes per tai turiu ir nuolatinių klientų ir tas mano darbo principas ir mano akimis atrodo pakankamai prasmingas ir reikšmingas šiai dienai. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad tu pasirinkai šitą kelią ir tikrai dalini tą savo gerumą, tikrai žinau iš savo asmeninės patirties. Ir žinau, kad vis tiek tikriausiai neplanavai tokio kelio, baigiai Vilniaus dailės akademiją. Ir kaip taip atsitiko, kad tu vis dėlto nepasirinkai gal kažkokios tokios profesijos, ką tu gal svajojai, eidama į dailės akademiją. Kai taip suformavo, gal nežinau, ar padėjo suformuoti tavo požiūrį meną ir tą pasirinkti kryptį kelio. Kad aš noriu piešti, tai aš jau žinojau tikriausiai būdama 2 metų ir kad kada nors aš tapsiu dailininkė irgi žinojau dar būdama darželinio amžiaus, besimokydama mokyklai, nutiko šalia informacija, kad yra ta mokymosi įstaiga dailės akademija, jinai tapo tokia viso gyvenimo svajonė ir aš labai atkakliai siekiau, kol pabaigiau mokyklą, kaip ten papulti ir kaip studijuoti. Pabaigiau aš tą dailės akademiją dar anam 1000-metį, tikrai labai seniai ir mano specialybė buvo drabužių dizainas, mada. Tuo metu man tai atrodė tokia labai elitinė specialybė ir aš 100% buvau nusiteikusi, kad aš tapsiu garsia dizainerė, kursiu drabužius, kursiu drabužių kolekcijas įvairiems žmonėm. Ir tikrai vienu metu tai ir vyko, esu dirbusi savo tą tiesioginį darbą pagal šitą pirminę specialybę ir kūriau nuo vestuvinių suknelių iki drabužių vyrams ir esu gavusi apdovanojimų įvairiose konkursuose. Tikrai viskas buvo nuostabu. Po to tą savo kompetencijas perkeliau į tokį leidybos pasaulį, reklamos pasaulį. Teko dirbti keletame tokių garsių tuo metu mados leidinių. Ir tikrai išdidžiai save vadinau mados ir grožio redaktorė, nes buvau atsakinga už mados ir grožio skiltis, nagrinėjau mados tendencijas ir man atrodo, kad aš pakankamai
ryškiai tuo metu jas ir kūriau ir diktavau visai Lietuvos mada besidominčiai bendruomeniai. Tačiau tikriausiai esat visi girdėję ir žinot, kad maždaug, kai jau artėja 40 metų, žmogus pradeda galvoti, kokia čia ta gyvenimo mano prasmė, ir aš supratau, kad aš dirbu visiškai ne apie save, kad mano pats pagrindinis gyvenimo darbas ir visas skiriamas laikas arba didžioji dalis to laiko, kurį aš skiriu, yra ne apie mane. Aš reklamuoju kitų žmonių sukurtus svetimus meno kūrinius, kažkokius gražius daiktus. Ir mane vienu metu taip tarsi žaibas perskrodė, kad tai aš pati norėjau būti kūrėja, tai o kodėl aš nieko nekuriu. Taip, leidybos, reklamos pasaulyje tie darbai tokie buvo pakankamai svarūs ir ryškus, bet to tokio esmiško kūrybinio proceso supratau, kad mano gyvenime iš esmės nėra. Aš nenaudoju nei pieštukų, nei teptukų ir iš ties tuo metu po Dailės akademijos, kada tikrai intensyviai piešiau ir tepiau, buvo praėję gerų 15 metų, kai nei teptuko, nei pieštuko aš savo rankas nebuvau paėmusi. Ir tas suvokimas, man atrodo, toks buvo esminis tuo metu ir aš tarsi pradėjau iš naujo ir užsiėmiau tapybą, kuri man lyg ir nesisekė, nes aš nebuvau tapytoja, aš buvau taikomojo meno atstovė ir dirbanti su dizainu dažnu atveju, su projektavimo dalykais. Ir ta tapyba man buvo tokia, visiškai naujas pasaulis. Įdomus momentas nutiko, kad aš nieko kito negalėjau pradėjusi tapyti apart portretų. Pradėjau tapyti portretus ir net norėdama nutapyti kokią nors peizažą ar kažkokį daiktų natiurmortą ar kažkokią abstrakciją. Nieko man nesigaudavo, finale vis tiek išlįsdavo kažkoks veidas. Ir kai tai tapo tokia jau tendencija ir labai ryški ir netgi, aš jau ją įvardinau kaip keista, o po to netgi ir bauginančia pradėjau domėtis, kodėl man niekas nesigauna, kodėl aš negaliu nieko nutapyti apart tų veidų vienokių ar kitokių. Ir, matyt, jeigu klausimas buvo ištransliuotas kažkur į visatą, tai iš visatos ilgainiui atėjo ir atsakymas. Kažkaip užmačiau, kad medicinos mokslų universitete yra suformuota ir vykdoma dailės terapijos magistrantūros programa. Pradėjau domėtis, kas ta dailės terapija, nes kažkaip man tokia vidinė nuojauta sakė, kad ta portretų serija turėtų rasti atsakymą būtent šitoje srityje. Ir besidomint kažkaip pavyko ir į tuos mokslus įkristi stačia galva ir juos pabaigti. Ir aš be abejo radau atsakymą, kodėl taip, kodėl ta mano kūryba prasidėjo tais portretais. Ir supratau, kad tai buvo toks bandymas vis tiek pasižiūrėti į save, į tą savo esmę, į savo paskirtį, misiją šitam pasauliu. Tai ta dailės terapija atėjo į mano gyvenimą kaip pagalba atsakant į tuos tokius man pačiai svarbius asmeninius klausimus. Kas aš, dėl ko čia aš, kokia čia ta mano misija, ko aš noriu, ko aš nenoriu, koks čia tas mano charakteris, ar aš čia teisingai išsipildu ar neteisingai. Ir studijos, kurios buvo tikrai ganėtinai intensyvios, man labai daug taškų padėjo susidėlioti ant tos I raidės. Ir suteikia be abejo labai daug žinių ir kompetencijų, kurias galima taikyti ir darbę su kitais žmonėmis. Tai aš suprantu, kad tiesiog ir tavo gyvenimo asmeniniai iššūkiai ir patirtis paveikė tavo požiūrį į meną ir pakreipė tave į tą dailės terapijos kryptį. Ir tai tapo tavo kaip išraiškos priemonė ir kartu pagalba kitiems. Taip, jeigu aš anksčiau bet kokią meno formą tiesiog laikiau estetinę raišką, kad ir kas tai bebūtų, tiesiog kuria meną vardan grožio, vardan kažkokio gražaus erdvių užpildymo, tokio estetinio pasitenkinimo, tai ilgainiui aš supratau, kad menas yra nuostabi priemonė savęs pažinimui, savęs raiškai, pamatymui savo galimybių, savo tos tokios vidinės energijos, vidinių resursų, o gal net ir trūkumų. Tai požiūris pasikeitė, iš to tokio orientuoto į išorę, tas menas tapo tiesiog įrankiu formuoti save ir padėti formuotis kitam. Tai dabar turi jau nemažą patirtį, ką galėtum taip
pasakyti, ar meno terapijos esmė, kokia yra ir kaip ji padeda žmonėms atrasti save, bei išreikšti savo emocijas. Gal gali pasidalinti kažkokiais tokiais labiausiai tau padedančiais, net nežinau, tipsais, kaip čia pavadinti. Pirmas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad dailės terapija tai nėra tos gražios mandalų spalvinimo knygelės, kurias vis dar galima rasti knygynuose arba prekybos kioskose, autobusų stotelėse. Tikrai ne. Dailės terapija tai yra tokia tarpdisciplininė jungtis tarp meno, psichologijos, psichoterapijos, meno istorijos, socialinio darbo, medicinos, neformalaus ugdymo. Tikrai toks platus spektras dalykų, kurie susijungia į vieną, bet paties darbo principas dailės terapijos procese, tai yra psichoterapijos procesas įtraukiant kūrybą, kūrybinę raišką. Tokia pagrindinė hipotezė, kurią aš remiuosi ir visada irgi pranešu žmonėms, kurie ateina pirmą kartą arba primenu, kurie kartoja dailės terapijos sesijas, kad dailėje, o ir apskritai visoje kūryboje mes transliuojame į meno kūrinį, kad ir koks jis bebūtų, ar tai piešinys, ar lipdinys, ar muzikos kūrinys, ar šokis, ar etiudas ant scenos, mes transliuojame tik informaciją apie save. Ir nieko kito mes negalime sukurti, tik tai, kas yra mūsų viduje, tai, kas yra apie mus. Mes nieko negalime pameluoti, kas mes nesame. Tai reiškia, kad ir ką sukursime piešinį, jeigu jau kalbam apie tik dailės terapiją, tai bus griniausia informacija apie mus pačius. Ir nuostabus įrankis pamatyti save kažkaip kitaip, gal giliau, nes dažnu atveju, net jeigu mes kūrėme abstrakcijas, arba netgi jeigu žmogus visiškai neprisiliečia prie balto popieriaus lapo, tai yra pakankamai daug informacijos sužinoti, suprasti, kas yra jo pasąmonėje, kokia ta informacija, koks nusiteikimas, kokios tos vidinės gelmės yra tame žmoguje. Labai čia taip giliai papasakai, tiesą pasakius, man tik teko tą gražiąją pusę išmėginti, kaip tu sakai, fraktalus, dar kažką panašiai, o giliau ir neteko, tai labai suintrigavai, įdomu pasidarė ir norėčiau pereiti prie tokio, kaip prasidėjo tavo darbas su autistiškais vaikais, kaip tu priėmei šitą iššūkį ir šitą sritį, ar čia taip netyčiom atsitiko, ar tiesiog tu gal toks tikslingas buvo tavo noras padirbėti su kitokiais žmonėmis? Iš tiesų, kai baigiau tas studijas ir jau turėjau tokios pakankamai nemažai praktikos darbe su neurotipiškai žmonėm, tuo metu man taip atrodė, aš tikrai jaučiausi drąsi išbandyti tą dailės terapiją su visais, su bet kuo. Tikrai buvo labai daug smalsumo, pabandyti pasimatuoti savo kompetencijas įvairiose klientų imtise. Aš dievaži tikrai nežinojau, kur aš veliuosi, nes su autistiškai žmonėmis man praktiškai nebuvo tekę susidurti. Taip, aš puikiai žinojau, kas tai yra teoriškai, netgi turiu tokį įsitikinimą, kad ir pati turiu šiek tiek autistiškų bruožų ir gal net mano vaikai turi šiek tiek autistiškų bruožų. Iki diagnozės mes netempiam, populiariai kalbant, bet aš turiu supratimą ir turėjau tuo metu supratimą, kas tai gali būti, bet kaip tai atrodys ir kaip aš turėsiu būti su tai žmonėm, aš tikrai net neįsivaizdavau. Atvykti ir susitikti su šitais vaikais tuo metu mane pakvietė Sandra Lopetaitė, man atrodo, tuo metu buvo vykdomas kažkoks lietaus vaikų projektas, skirtas tų vaikų ugdymui, integracijai greičiausiai. Ir aš sutikau. Pirmi tie susitikimai buvo išties toks stebėjimas, bandymas suprasti vis tik, kur aš papuoliau ir kokie tie žmonės, kokie tie vaikai, su kuo jie ateina, kokie jie apskritai yra. Ir su kiekvienu susitikimu man iš tiesų darėsi, nenoriu sakyti, kad baisiau, bet iššūkis tarsi didėjo, nes kiekvienas autistiškas vaikas yra labai skirtingas.
Ir aš supratau, kad, man katastrofiškai trūksta žinių, kaip su jais dirbti, bet, tų žinių man ir studijų metu niekas kažkokių nesuteikė. Ir manau, kad tikriausiai ir negalėjo suteikti, apart to, tik kad supažindinti, kad tai yra įmanoma, kad yra kažkokia metodika ir kad galbūt tą metodiką turi susikurti kiekvienas terapeutas atitinkamai, atsižvelgdamas į konkretų vaiką ar konkrečių vaikų grupę. Pirmi tie susitikimai, ta tokia pradžia buvo tyrinėjimas, kokie tie vaikai ir ko jiem reikia ir kaip jie čia būna. Mes susitikdavom vaikų klube, kur rinkdavosi jau mokyklinio amžiaus vaikai, nuo 1 iki tikriausiai gimnazinės kažkurios klasės. Jie ateidavo į tą klubą po mokyklos ir man tekdavo pabūti su jais kartu. Tame dienos etape, kada jie jau ir pavargę būdavo, ir šiek tiek sudirgę, ir laukiantis savo tėvų, kada juos pasiims, tokia ganėtinai sudėtinga situacija. Ir pradėjau tokio gal šiek tiek eksperimento principų, bet kažkaip susidraugavau su tais vaikais ir labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu jau tokia atvira širdim sakyti, kad tikrai daugelį pažįstu ir džiaugiuosi, kad jie mane pažįsta ir atpažįsta, kai aš vis dar ateinu pas juos. Pirmiausia, tai iš tikrųjų labai žaviuosi tavo darbu, nes tą iššūkį apskritai, Panevėžyje vis randam daugiau žmonių, kurie priima tą iššūkį ir kaip smagu, kad yra tokių žmonių. Ir nenoriu gal to žodžio naudoti, kad neišsigąsta, bet yra tas dažnai, kad tiesiog iš pirmo pamato ir sako, ne, aš nežinau kaip dirbti, aš bijau, aš nesimsiu to iššūkio. O tu vis dėlto jį priėmėjai ir tokia atvira širdimi ir pažinai tuos vaikus ir vaikai tikrai labai tave myli ir norėčiau paklausti, ar tu galėtum dabar pasakyti, kuo skiriasi tas darbas su autistiškais vaikais ir su kitokiais ir ar matai, pavyzdžiui, jų pokyčius tame kūrybinėme procese, kur kažkaip jie keičiasi gal? Pirmas dalykas, kurį norėčiau, taip užakcentuoti iš tiesų, kad tie vaikai, jie iš ties yra labai ypatingi. Jie skiriasi nuo, neurotipiškų vaikų, nors aš jau ir šitų žodžių nebenorėčiau, šito žodžio konkrečiai nebenorėčiau vartoti, nes manau, kad mes visi esam kažkokio neuroįvairoviai, jau nebėra kažkokio tipiško vaiko apskritai. Autizmo spektras yra taip atskira galaktika, bet yra ir kitų sunkumų, su kuriais tenka dirbti su tais vadinamais neurotipiškais. Tai autistiški vaikai, mano supratimu, yra kažkoks naujas žmonijos evoliucijos etapas, nes sunku gal ir paaiškinti būtų, kodėl aš taip galvoju, bet kartais nutinka toks žinojimas, stebint aplinką, žiūrint, kas čia vyksta aplinkui, analizuojant įvykius tiek socialinius, tiek ekonominius, tiek politinius, tiek visose srityse įmanomus. Kartais apima toks suvokimas, kad mes kaip rūšis žmonės pakankamai stipriai susimovėm. Ir tie vaikai su autizmo spektru, kurie ateina tokie visiškai atviri, absoliučiai nuoširdus, nesugebantis meluoti, priimantis, tiesiai taip kaip yra, nepataikaujantis, nemanipuliuojantis. Jie tokie kaip stebuklas ir mano supratimu, juose galime pamatyti visą tą turinį, žmonijos turinį, kuris jau mums nebepavyko. Visą tą blogį. Juose galima pamatyti visas ydas, visas neveikiančias sistemas, viską, kas turėtų būti keistina, nes, jiems tai iš tikrųjų ir neveikia ir nebeveiks greičiausiai niekada. Jie kaip naujieji žmonės ar kažkokios naujos eros žmonės turėtų mums parodyti, kas privalėtų būti pakeista apskritai pas mus, visoj planetai, čia nekalbant apie mūsų miesto kažkokią bendruomenę, bet iš esmės. Gal toksai labai idealizuotas tas mano matymas, bet kadangi, man atrodo, jog tų vaikų atsiranda vis daugiau ir apskritai vaikų su autistiškais bruožais atsiranda vis daugiau, tai nebegalima to nematyti.
Ir man toks apmaudžiausias momentas, kad mes vis dar įsivaizduojam, kad ta mūsų visuomenė ir visas pasaulis yra labai teisingas ir mes vaikus, autistiškus vaikus laikome, tokiais, neuroįvairovė, jie kažkokie netokie, mes juos turim taip suimti ir taip su jais labai gerai padirbėti, kad jie pritaptų ir atitiktų tą mūsų dabartinę gyvenimo sistemą bendrai imant. Tarsi, juos pritaikyti mūsų gyvenimui. Bet niekas, man atrodo, nepagalvoja, kad jeigu ta mūsų sistema jau iš esmės, yra pasenusi, nebetinkanti ir nebeveikianti, ar nėra taip, kad mes tą sistemą turėtume pradėti taikyti būtent prie tų naujųjų žmonių. Ir kad galbūt čia jie yra tie teisingieji, iki kurių turi tas pasaulis pats ateiti. Tai grįžtant prie tų konkrečių vaikų, su kuriais man teko dirbti, aš su jais susitikdavau tuo metu, kai jie ateidavo iš mokyklos, iš visos tos tokios labai stipriai apribojančios, struktūruotos sistemos, kuomet reikėdavo jiem laikytis labai daug taisyklių, išbūti pamokose, ten tikriausiai būdavo jie įspėjami arba barami, kad per daug juda, ar ten per daug žvalgosi, ar dar kažkokius dalykus daro. Ir galimai nėra patogus ir mokytojams, ir padėjėjams. Ir be abejo, aš suprantu, kad jie turi, vis tiek prisitaikyti daugiau ar mažiau prie visko, kas čia pas mus vyksta, nes vieną žmogų pakeisti tikriausiai yra lengviau, negu kad visą sistemą prie to žmogaus pritaikyti. Tai tie vaikai, jie tikrai ateidavo tokie labai įsitempę ir sudirgę ir, matydavo aš jų tą tokią baimę, kad dar vienas žmogus, kuris mums lieps kažką daryti, gal jie ir neištransliuodavo to, bet man atrodydavo, kad jų tas manęs matymas pradžioje galėjo būti labai panašus. Ir mano tikslas buvo, kad jie pajustų galimybę ir laisvą erdvę tiesiog pabūti savimi. Be jokių griežtų direktyvų, be jokių taisyklių. Tai ta kūryba ir tas kūrybinis procesas, jisai buvo toks absoliučiai laisvas tam, kad jie būtų tuo, kuo jie iš tikrųjų yra, kad jie pajustų tą malonumą būti savyje ir būti tokie, kokie, jie yra tiesiog sutverti. Tai čia kalbėti apie kažkokius kūrybinius pasiekimus, mano šituose procesuose aš net ir nenorėčiau, nes tikslas net nebuvo toks, kad mes turėtume išmokti nupiešti baravyką, iš pradžių tik tai kontūrą, paskui nuspalvinti, paskui šešėlį padėti, paskui jį erdvę kažkokią įmontuoti ir panašiai. Nebuvo tokios užduoties. Mano tokia vidinė užduotis ir nusiteikimas buvo, kad tie vaikai patirtų save patys tokie, kokie jie yra, suprastų, kas jiem galbūt yra sunku ir kad jie, procese mokytųsi tos tokios savireguliacijos, kad jų nedirgintų tas aplinkinis pasaulis, kad jiems nebūtų per sunku atbuvus kažkokį epizodą toje popietinėje veikloje, paskui grįžti namo ir vėl laikytis tam tikrų matyti taisyklių, kokių reikalauja tėvai, kaip aš įsivaizduoju. Tai progresas ir buvo tas, kad jie pradėjo mane matyti kaip žmogų, kuris leisdavo jiems tiesiog būti kūryboje ir būti taip, kaip jiems norisi. Kažkam norėdavosi tik tai piešti su pieštukais, kažkam norėdavosi piešti ten su kažkokiais gal tik dažais, kažkam tik vandenį pilstyti arba ten kokius flamasterius pagal spalvą surikiuoti, kažkam iš vis nesinorėdavo piešti ir viskas su tuo gerai. Tai tikslas buvo tas ir aš manau, kad jie, pakankamai saugiai su manim jautėsi, gal ir, jaučiasi ir tikiuosi dar susitiksim jausis kažkada. Čia tavo ta pirma mintis, kai pasakojai, kad man irgi kartais labai dažnai atrodo, kad šitie vaikai būtent ir parodo mūsų klaidas, ką mes negerai darom ir sunkiausia yra mums patiems keisti, nes lengviau atrodo kažkam kitam liepti pasikeisti, negu bandyti pačiam keistis. O pokyčiai visada prasideda pirmiausia nuo savęs. Tai man ir atrodo, kad apskritai tą pritaikymą, kaip tu irgi minėjai, kad tas pritaikymas, kad ir gali būti skirtas ne vienam vaikui, bet jisai didelį gėrį atneš visiems, ne vienam vaikui. Vis galvojau paklausti tavęs apie tą kūrybiškumą, bet suprantu, kad čia gal reikėtų daugiau klausti apie gebėjimą priimti save toks, koks esi. Tai kaip tu manai, kaip tu dirbi dar ir su jaunimu, ne tik su vaikais. Tu dirbi atvirame jaunimo centre, matai irgi daug skirtingo jaunimo. Ar tai padeda dailės
tavo terapija, tie vedami užsiėmimai, jiems suprasti, koks esi žmogus ir priimti save, ar netgi kartais atrasti ir tas savo kažkokias diagnozes ir priimti tas diagnozes. Visose terapinėse praktikose tas gydomasis faktorius vienaip ar kitaip yra santykis. Ir aš kaip terapeutė, mano pirminis tikslas yra aišku suformuoti, kad tas žmogus, kuris atėjo pas mane tik piešti, sakykime, jis patirs maksimalų priėmimą, atvirą sutikimą, nebus vertinimo, nebus kažkokio teisimo, tarsi būtų besąlyginė meilė, ar ne? Manau, kad kiekvienas žmogus to labai nori, ar jisai yra jaunas, ar vyresnis, ar vaikas, ar paauglys, to tokio besąlyginio priėmimo atvirai ir pagarbiai nori kiekvienas. Ir jau toks santykis, jeigu jis nutinka, jis yra gydantis. Jeigu į šitą terapinį santykį, kuris yra jau savaime toks puikus, nuostabus, mes dar įnešam ir to kūrybinio tokio proceso, tai turime dar ir puikų turinį, su kuriuo galime dirbti. Bet čia jau šitoj vietoje mums reikėtų tokią takoskyrą padaryti ir kalbėti apie žmonės, kurie turi normalų intelektą ir yra, juk nepaslaptis, ar ne, kad ir autistiški vaikai, kai kurie turi visiškai pilną ir normaliai funkcionuojant intelektą ir tas intelektinės galias, bet yra vaikų, kurių intelekto raida yra sutrikusi ir jų gebėjimai yra, sakykime, mažesni, tie vaikai turi specialių poreikių, tai darbas su tokiais žmonėm be abejo skiriasi. Ir jeigu su intelektualiu klientu galima dirbti tikrai taip giluminiškai, ieškoti savo kažkokių tai resursų arba ieškoti tai, kas gyventi trukdo, bandyti atkasti, su kokiais mes čia elgesio ir mąstymo modeliai susiduriam, kaip juos galima keisti, kad ta gyvenimo kokybė pagerėtų. Tai su klientais, kurie turi intelekto sutrikimą, tas darbas yra visiškai kitoks ir organizuojamas jis be abejo kitaip. Tai, tarkim, vieno projekto metu su autistiškais vaikais, kadangi žinojau, jog jis ilgai užtruks, aš priėmiau tokį sprendimą, apgalvojusi, ką aš galiu pasiūlyti, kad jie išbūtų tuose procesuose. Ir nutariau, kad mes piešime, nenorėčiau sakyti, kad mandalas, bet tai buvo kūryba rate. Aš atneždavau tokius trafaretus, tiesiog apskritimus nupieštus ir jie turėdavo juose kažką kurti. Nesakau, kad turėdavo užpildyti, nes tikrai būdavo visai, būdavo kas užpildydavo, būdavo kas tik vos prisiliesdavo, bet mano supratimu ir remdamasi Karlo Gustavo Jungo teorijomis apie darbą apskritimo formoje, turėjau tokį žinojimą ar suvokimą, kad tai padeda susitelkti, padeda kažkaip sugrįžti į save, prisideda prie tokio intensyvesnio savireguliacijos proceso. Tai man atrodė, kad tie vaikai, jeigu jie gebės kurti apskritime, jie ir nusiramins, ir susikaups, ir galbūt, susitelks į tą savęs suvokimo kažkokį pradą, kiek jie, pajėgia ir gali tą suvokti. Ir jeigu, negali taip sąmoningai suvokti, tai galbūt, tas suvokimas pasąmoniniam lygmenį gali nutikti. Tai man atrodo, kad, tas projektas ir tų mandalų piešimas gausiai susitinkant kas savaitę, jis tikrai buvo labai vertingas ir turiu tikrai nemažai įžvalgų ir esu jas pristačiusi vienoje konferencijoje, o gal net ir ne vienoje konferencijoje, kad iš ties vaikai, jie jau žinodavo, apie ką mes dirbsim, ateidavo, nurimdavo ir kurdavome ir darydavome ir tikrai buvo matyti pokyčiai. Tarkim, kažkas pradeda visiškai nieko, vieną kitą tašką ar brūkšnį daryti, po to ilgainiui žiūrim jau ir kraštai užspalvinti ir kažkokie atsiranda objektai tuose apskritimuose ir jie gali netgi papasakoti arba patys pasidžiaugti tuo savo procesu. Tai man atrodo, kad šitas momentas tikrai buvo labai vertingas. O kalbant apie priėmimą savęs, tai taip, kiekvienas piešinys yra informacinis toksai vienetas, jisai nėra niekaip estetiškai vertinamas, kas yra daroma, tarkim, mokyklose. Rašomas pažymys už tai, ką vaikas sukuria. Manau, kad tai yra labai neteisingai iš esmės. Tai dailės terapijoje taip nebūna, žmonės tiesiog piešia ir kiekvienas jų prisilietimas ir savęs, tas atskleidimas per kūrybą jis yra vertingas ir visada teisingas. Nebūna neteisingų piešinių, jie visi yra geri.
Na ir mes tada jau tyrinėjom, kas ten nutiko, kas ten buvo, apie ką čia norisi pakalbėti ir žmonės, dažnu atveju jaučiasi pakankamai laisvai, nes žino, kad mes turim tokius susitarimus, kad kalbu tiek, kiek noriu, atsiveriu tiek, kiek noriu, pasakoju tiek, kiek noriu, kiek jaučiuosi saugus, ar ten su terapeutu, o jeigu vyksta grupiai su visa grupė, tai tas saugumo momentas ir priėmimo momentas, jisai tikrai labai daug duoda. Na ir padeda gilintis ir tobulėti, manau. Tai kokie tavo tikslai ateities ir planai? Žinau, kad studijuoji psichoterapiją šiuo metu, kiek girdėjau. Tai suprantu, kad tavo kelias vis dėlto jau krypsta į tokią tikrai jau tą gilesnę pagalbą, dar labiau tiek žmonėm, jaunimui, vaikams. Ir ar planuoji, tai net nežinau, kaip čia pasakyti, dar kažkaip labiau įdėti to savo daugiau dar širdies, kiek jau gali ir neišsigąsti, nes tai aš suprantu, tai yra tikrai nelengvas kelias padėti kitiems ir kitą kartą kapstytis, tikrai sunkiuose dalykuose, nes žmonės ateina ir atskleidžia tikrai daug dalykų ir kaip su jais po to išbūti, išgyventi. Jau minėjau prieš tai, kad kai baigiau savo tas dailės terapijos studijas, aš tikrai jaučiausi labai užtikrinta ir labai daug žinanti apie viską. Dabar, juokinga net prisiminti. Bet tame buvo nemažai tiesos, nes aš kaip kuriantis žmogus, kaip piešiantis, kaip dailininkė ir suprantanti, kokią naudą šiaip iš esmės duoda pats kūrybos procesas, aš tame tikrai jaučiausi ir dabar dar jaučiuosi pakankamai tvirta ir užtikrinta, nes jaučiu aš tuos vaizdinius labai aiškiai ir pamatau ir intuityviai galiu netgi papasakoti, kas ten yra, nebūtinai netgi kažkokią mokslinę teoriją remdamasi, tiesiog per labai gausią praktiką tas matymas meno kūrinių, jų analizavimas, jisai yra nutikęs kaip įgūdis ir stipri kompetencija. Bet kad ir kokios tos mano dailės terapijos studijos buvo puikios, aš savo praktikos eigoje staiga suvokiau, kad reikia tobulėti, reikia mokytis, aš tikrai daug ko nežinau, daug ko nesuprantu, kai ką net ir pamirštu arba pamiršau, ką jau buvau išmokusi, tai tos naujos psichoterapijos studijos, studijuoju šiuo metu kognityvinę elgesio terapiją, man šita kryptis išties tokia labai prasminga atrodo ir efektyvi, dirbant su, paminėsiu tą žodį, bet neurotipiškais klientais, paveiki ir duodanti tikrai neblogų rezultatų, tai dedu pastangas, mokausi. Ir, šiaip kažkaip norisi labai daug ir save tobulinti, ir save tyrinėti, kad supras, kas gali būti su kitais žmonėm. Tai tame savo darbe su jaunimu, atvirame jaunimo centre, mes irgi kaip jaunimo darbuotojai, kaip socialiniai darbuotojai turime labai daug galimybių irgi mokytis ir to paties konsultavimo ir prieimo prie jaunų žmonių ir gauname mokymų ir supervizijų ir dalyvaujame intervizijose, tokiuose nuolatinėse, tikrai gausu to tokios savo kompetencijų palaikymo, bet tai yra kelias, kuris niekada nesibaigia. Tai aš nežinau, ar aš kažkuo kitu užsiimsiu, ar bus kažkas kitaip, bet tiesiog dėl to, kad ta pagalba būtų efektyvi, kompetentinga, naudinga, kad žmonės jaustų poveikį, kad tai nebūtų kažkokie vienkartiniai susitikimai ir nusivylimai. Dėl to tos naujos studijos. Ar aš visą gyvenimą tą darysiu? Nežinau. Nežinau, tikiuosi taip, nes, kurti man vis tiek pačiai dar labai patinka ir ta dailės terapijos galia, kaip stebuklu, aš vis dar nuoširdžiai tikiu 100%, matau poveikį, matau galimybės, matau žmonės, skaitau jų atsiliepimus, tai tas tikrai labai įkvepia. Tai tikiuosi, kad vis dar čia būsiu ilgai. Ačiū tau, kad būsi ir tikiuosi, kad būsi tikrai. Ir, norėčiau tokį tradicinį net savo klausimą užduoti, ką norėtum palinkėti, pavyzdžiui, ir tėvam, galbūt mokytam, ir tam pačiam jaunimui.
Bet kaip jie galėtų, prisidėti, kad kiekvienas galėtų būti savimi ar savo padėti, kažkokį tokį nuoširdų palinkėjimą ar pastebėjimą. Gal tokį pirmą kreipimąsi norėčiau skirti tėvams, visų vaikų tėvams ir vaikų, kurie neturi sunkumų, ir vaikų tėvams, kurių vaikai turi sunkumų, ir autistiškų vaikų tėvams, kad nepamirštų tokio dalyko kaip ta besąlyginė meilė. Ir vaiko priėmimas besąlygiškai, kad ir koks tas vaikas bebūtų. Tik tai tokiame fone vaikas auga stiprus, net jeigu jis turi kažkokią negalią. Tikrai esu stebėjusi nemažai vaikų, kurie ir sveiki, kurie ir turi tam tikrų sutrikimų. Tie, kurie savo namuose patiria saugumą, patiria globą, patiria priėmimą, nepatiria jokio emocinio, nemenkiausio smurto apraiškų, kurie nėra lyginami ir vertinami, jie auga stiprus. Jie pasitiki ir jie neabejotinai yra savo vietą gyvenime. Labai norėčiau dar tokį atskirą palinkėjimą autistiškų vaikų tėvams, nes teko su jais taip pat padirbėti ir tikrai labai tokia viena tema išryškėjo baimė, kaip tuos vaikus pritaikyti tai sistemai ir liūdesys, kad sunkiai tai yra įgyvendinama. Norėčiau pasakyti, nieko nebijokite. Jūsų vaikai yra stebuklas. Jie tikrai visi atras tą savo vietą. Mūsų sistema ir mūsų ugdymo sistema nėra vienintelis ir teisingas ir juolab nėra teisingiausias kelias. Vaikams auginti tikrai yra daug visokių kitokių alternatyvų, šalia kurių tai aišku besąlygiška meilė daro stebuklą. O šiaip žmonėm, tiek jaunimui, tiek visiems kitiems, tai tiesiog norėčiau palinkėti smalsumo ir nepamiršti, kad pats įdomiausias objektas tyrinėti gyvenime esame mes patys, savo. Tai tą žvilgsnį, ką mes kreipiam labai stipriai į išorę, linkiu kreipti į save, pamatyti save, pamatyti savo resursus, pamatyti savo stiprybės, pamatyti savo galimybės, gelmes, domėtis, kaip save ugdyti, kaip save tobulinti. Labai įdomus procesas. Tai šito visiems labai linkiu. Ačiū tau, Vaida, už tokį įdomų ir labai tikrai prasmingą pokalbį. Ir mūsų keliai, manau, dar nekartą susitiks. Ir tikiuosi, visi klausytojai išgirdo tas pagrindinės žinutės. Tai yra, pirmiausia, mylėkime save ir savo vaikus su besąlygiška meile. Ačiū tau, Vaida. Ačiū tau, kad pakvietei.